Sveiki, mano brangieji, čia Taro kortų prognozė, jaučiu ženklo atstovams spalio mėnesių. Iškart paprašau jūsų, pakomentuokite, kaip jums prasigroja rugsėjo mėnuo. Bent jau procentaliai parašykite, man tai yra svarbu. Visada malonu gauti jūsų komentarus ir įvertinti, ar mano prognozės buvo naudingos. Taip, o aš pradedu nuo savo mėgstamiausias Taro kaladės. Tuoj aš jums ją parodysiu ir netgi pareklamuosiu, nes aš turiu pardavime šitas kortas. Va, pasižiūrėkit, kokia yra nuostabi dėžutė laikyti kortas ir kokios pačios yra, kokio grožio yra kortos. Jos yra visiškai nesiglamdančios, jos yra plastikinės, nenusidėvinčios, ne popierinės, tai yra plastikas, tai yra amžina medžiaga, jinai visada pas jūs bus va taip va, be jokių pliemų, be jokių nusidėvėjimų, visam gyvenimui jums užteks šitų kortų. Plius laikymas va tokioje dėžutėje, gaunate dėžutėje kortas, dėžutė atsidaro ir užsidaro magnetuko pagalba. Toliau atidarus, matote, dovanėlę, turite va tokią apyrankę su pentagrama ir yra viršui dar knygutė su paaiškinimais. Tik paaiškinimai rusų kalba. Paaiškinimai rusų kalba, kortų pavadinimai irgi rusų kalba, jeigu įžiūrėsite, va, parašyta pašmečiai, ane, jeigu nesuprantate rusų kalbos, tai žinoma netiks, jeigu suprantate, tai tiks. Tokias panašias turiu ir anglų kalba su anglų knygutė. Kortų kaina 45 eurai, tai jeigu norėtumėte įsigyti, prašome, čia visada yra nuoroda į mano elektroninę parduotuvę asktarot.lt, ten jūs galite ir dėlionę užsakyti, būrimą pagal savo tinkamą temą, meilę, santykiai, finansai, darbas, arba galite įsigyti kortas, jeigu irgi jums surezonavo, patiko ir galbūt ieškote savo gyvenime kažkokio instrumento, kuris jums padės priiminėti sprendimus. Taip, traukiu kortas. Jaučiai, kas laukia spalio mėnesį. Taip, pirma korta tai 7 kardai. Antra korta tai 4 taurės ir trečia korta 10 lazdų. Žiūrėkit, mėnuo gali prasidėti nekaip. 7 kardai tai yra vagystės ir apgaulės korta, arba kitaip tariant sukčiavimo korta. Galbūt kažkam tai jau prasigrojo tas sukčiavimas ir tas melas ar vagystė. Bet čia yra apie visus tuos dalykus, kurie dabar, su kuriais galima susidurti mūsų kasdienybėje. Tai su tais sukčiavimo variantais, kuomet nulaužo mūsų akauntus, įsibrauna į mūsų sąskaitas, apsuka ten kažką tai su visokiais ten skelbimais, pardavimais ir taip toliau. Tai mano brangieji, aš jūs noriu perspėti, būkite labai atsargus, netikėkite nieko, nes vis dėlto mes žmonės esam vis tiek, kad ir kokiam amžiuje naivus ir patikli, pati esu susidūrusi su tuo, kaip mane irgi galima ir apgauti ir uždurti. Tai va čia yra apie tai, mano brangieji, kad jokių dabar šiuolaikinėme gyvenime jokios negali būti jokio pasitikėjimo, jokiais svetimais žmonėm, jokiais atsiprašau, tiesą šneku, jokiais mokėjimo pavedimais, jokiais netgi įrodymais, pasais kitų žmonių ir taip toliau, kas persiusta, pagalba visų tų messengerių. Tai mano brangieji, žiūrėkite, kas, kaip sakoma, perspėtas, tas yra apšarvuotas jau ir galite tiesiog, jeigu turėsite kažkokių tai neaiškių jums įtartinų pasiūlymų, įkalbinėjimų, perėjimų per kažkokias tai ten linkus ir taip toliau, paspaudimų, žiūrėkite, būkite labai atsargus, viską atmetinėkite, nieko netikėkite. Taip, 4 taurės tai yra šansas, kažkoks tai šansas, kuris, turėtų būti toks teigiamas. Sakykim, taip, matot, kaip ta ranka, jinai ateina iš debesų, tiesiog, su ta taurė, jūs nežinote, ką daryti, jums nuobodu, jūs
apmąstymuose, kaip toliau, ką toliau, ir čia vat ateina iš aukščiau kažkoks tai labai jums geras šansas. Tai būtinai pasinaudokite, būtinai pamatykite ir nelikite tame vat vangume, nes čia žmogus sėdi toksai, nu jis jau tokioj depresijoj, vangume, jisai nusivylęs ir gali nepamatyti to duoto šanso. Taip, o šiaip tai labai daug turėsite visokiausių įsipareigojimų, krūvio, visokiausių pareigų ir tikriausiai reikės padaryti ir tą, čia įsipareigojimai ir našta ir netgi finansinė, čia visokiausia būna paskolos ir taip toliau. Tikriausia galbūt taip pasijusite, kad jau per sunku nešti, tai mano brangus jautukai, galbūt nepersistenkite ir neimkite daugiau kažko tai ant savęs jau per daug. Viską galbūt norite padaryti, spėti ir taip toliau, bet pagalvokite ir apie save, kad jums jau per sunku nešti. Taip, imu sekančią kaladę šviesaus pranašo taro ir žiūrim, ką jums parodė šviesaus pranašo taro. Traukiu kortas, jaučiai, spalis. Pirma korta, žinė. Antra korta, magas. Žiūrėkit, jums turėtų ateiti naujo darbo pasiūlymas antroji mėnesio pusėje. Turėtų būti naujas darbas. Magas tai yra iniciatyva, tai yra aktyvumas, bet irgi yra prielaida ir yra patarimas kortų. Nelikite tokiam vangume, kuris čia buvo pagal 4 taurės, kuomet žmogus toks pavargęs, vangus ir nieko nenori, o imkitės iniciatyvos, aktyvumo, būkite lyderių, vėlgi, kad ateitų kažkas tai tokio, ko jūs norėtumėte, kad jūs gautumėte kažkokį naują darbą, tai jūs turite būti labai aktyvus, labai iniciatyvus ir rodyti savo geriausios savybės, kad jūs mokate prasimušti ir atkaklus ir taip toliau. Tai žinė tai moteris tokia, kuri turi sakralinių žinių, tai gali būti būrėja, astrologė, chiromantė, numerologė, galbūt jums reikės jos pagalbos, mano brangus jautukai, tai prašome, visada kreipkitės, čia yra mano svetainė, galite kreiptis ir sužinoti savo asmeninę prognozę arba kažkokią, jeigu turit probleminę situaciją, galite ją išspręsti. Taro kortų pagalba, kortos taro visada duoda labai labai naudingus patarimus. Taip, rašom trečią kaladę, iliuminatų taro ir žiūrim, kągi parodys iliuminatų taro jums, mano brangus jautukai, kaip pasibaigs jūsų mėnuo. Spalis, jaučiai. Taip, nukrito korta. Taip, korta imperatorienė ir korta 7 pentakliai. Žiūrėkite, 2 kortos, jos reiškia neštumą. Ir imperatorienė, ir 7 pentakliai. Tai mano brangus jautukai, kažkam tai iš jūsų gali ateiti žinia apie neštumą ir pastojimą. Tai, galbūt aš tikiuosi, kad jums tai bus smagi žinia ir jūs kaip tik to laukiate. Taipogi imperatorienės dar reikšmė tai yra pakilimas karjeros laiptais. Tai kažkam tai prasigros būtent kaip pakilimas karjeros laiptais. Tai tuomet, kai, gerėja sąlygos ir galbūt jūs norite gauti kažkokias tai aukštesnės pareigas ir pagaliau jums ateina tas pasiūlymas. Arba naujas darbas yra vėlgi kilimas karjeros laiptais. Jeigu buvote vienuose pareigose, tai naują darbą galite gauti aukštesniuose pareigose. Tuo aš jums ir linkiu, mano brangieji. Taipogi 7 pentakliai, tai būna labai geri rezultatai, kurių beveik sulaukėte, bet dar reikia apsišarvuoti kantrybę. Dar reikia kažkiek tai laiko palaukti. Rezultatas tokio, kokio jūs norite, tai jūsų tikslo pasiekimas bus, bet dar reikia palaukti, galbūt mėnesį, galbūt keletą savaičių. Reikia apsišarvuoti kantrybę ir reikia, tiesiog duoti laiko, kad tie vaisiai prinoktų iki galo. Bet darbas jau atliktas labai geras, jūsų pastangos visos įdėtos, jos rezultatyvios, tik tai reikia dar savo pasakyti paskutinis lašas kantrybės ir viskas bus jau mano rankose. Tai tiek būtų mano brangus jautukai, sėkmingo jums mėnesio nuostabaus, myliu, apkabinu.